Dabar suprantu, kodėl Tysonas sutiko paminti savo legendinį boksininko vardą ir kovot prieš Jake Paul. Turbūt nėra tokių, kas negirdėjo apie šią kovą. Net jei ir nesidomit boksu, vis tiek būsit girdėję ar matę kažkur socialiniuose tinkluose per paskutinius porą mėnesių hypinamą šitą kovą. Pristatinėt, kas toks Jake Paul, turbūt nereikia. YouTuberis, influenceris arba kaip CBS įvardijo, former child star. Šiaip primena tą memą su former child. Na, o Tysono pristatinėt tuo labiau nereikia. Bet eikim prie esmės. Kodėl Tysonas iš vis pasirašė tokiam šou, kai jam 58 metai? Atsakymas labai paprastas. Pinigai, o jei tiksliau, jų trūkumas. Šiuo metu Tysono turtas yra įvertintas $10 milijonų, kas tikrai nėra lygu 2 eurams, kuriuos jums tėvai duoda ant bandelės mokykloje. Bet turint omeny, kad Tysonas savo karjeros viršūnėje, Forbes ir The Street skaičiavimu, buvo sukaupęs apie $400 milijonų turto, tai žinant Tysono finansų valdymą, 10 milijonų gal ir netrodo tiek daug. Kas nežinot, 92 metais Tysonas sėdo į kalėjimą 6 metams už išžaginimą, o 2003 metais jis paskelbė bankrotą. Tad Tysonui gan lėtai sekėsi atkurti savo turtą. Bet staiga pasirodo showmanas Jake Paul ir pasiūlo patrigubinti Tysono turtą, jei tik šis sutiks sudalyvauti cirke. Neoficialiais duomenim Tysonui už šitą kovą buvo pažadėta $20 milijonų, o tuo tarpu pats Jake Paul iš viso šito renginio turėjo uždirbti $40 milijonų. Tai kaip ir viskas aišku. Ir paskutiniu metu sklando daug kalbų, kiek ši kova buvo tikra. Vieni sako, kad kova buvo suvaidinta, režisuota, kad Tysonas pasidavė, o ir saulė išlindo. Kiti sako, kad Tysonas net ir norėdamas nebūtų laimėjęs, nes vos pajudino kojas. Tačiau faktas vienas. Šis renginys uždirbo daug pinigų tiek kovotojams, tiek verslams, kurie sukosi aplink šitą renginį. Pavyzdžiui, Netflix pamušė savo rekordus. Jie teigia, kad šis bokso mačas buvo vienas žiūrimiausių sporto renginys streaminimo platformose, pritraukęs 108 milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Kitaip tariant, visi laimėjo. Win-win-win situacija. Na ir pabaigai labai gera Amerikos sporto komentatoriaus Dan Patrick citata. So you can say whatever you want about Jake Paul. I don't think he's a great boxer. I don't think he's a good boxer. I think he's a great marketer.